Tačiau jeigu užsibrėži tikslus, kurie yra ženkliai didesni, visada nueisi toliau ir padarysi daugiau. Pirmiausia, norime pasakyti, kad šiandien Lietuvoje yra pagrindinis visų tikslas turėtų būti gyventojų pajamų didinimas. Ir tai stabdytų emigraciją, tai leistų išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą Lietuvoje, tai, sakykime, visiškai pakeistų Lietuvos ekonominį klimatą. Iš tiesų, smulkio vidutinio verslo Vilniuje skatinimas yra, ko gero, vienas svarbiausių veiksnių šiuo atveju. Didelių bendrovių, tarptautinių institucijų pritraukimas į Vilniaus miestą. Vilniaus skrydžių bendrovės įsisteigimas galėtų paskatinti didesnį turizmo srautą, kuris atitinkamai gali lemti daugiau paslaugų verslų kūrimo. Dažniausiai tai yra maži paslaugų verslai sektoriuje. Na ir medicinos turizmas, kultūrinis konferencijų turizmas, užsienio studentų pritraukimas į miestą iki 70% kuro, kuris yra naudojamas Vilniuje, būtų atsinaujinantis, tai biokuras ir kitokios atsinaujinančios kuro rūšys, šilumos ūkio modernizavimas ir pastatų renovacija, energetiniai efektyvių pastatų statyba ir panašios kitos iniciatyvos. Pačios savivaldybės administracijos, pavaldžių biudžetinių įstaigų kontroliuojamų įmonių veiklos efektyvumo didinimas. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos ekonomikos nuosmukis yra vienas iš didžiausių, gal tik Latvija šiek tiek daug didesni turėjo, taip pat tai, ką pateikė būtent mūsų ekspertai, darant ekonominį vertinimą ir modeliavimą, tai mes pasirengę artimiausiu metu pradėti strateginio plano iki 2020 metų Vilniaus mieste tikslinimą ir jame būtent prognozė 6400 litų, kuri buvo iškelta 2002 metais, tiksliname ir sieksime, kad Vilniuje atlyginimas vidurkis būtų 5000 litų 2020 metų pabaigoje. Pasirinkome skaičių tarpinį tarp optimistinės ir konservatyviosios prognozės. Taip pat manau, kad turime daug galimybių pasiekti, kad šešėlinis darbo užmokestis mažėtų. Labai svarbu matome veiksnį siekiant didesnio gyventojų pajamų augimo, Vilniaus miesto tarybos priimtą sprendimą dėl to, kad mes šiandien vienintelį Lietuvoje taikome specialią sąlygą viešuosiuose pirkimuose. Įdedame reikalavimą, kad įmonės, kurios sudaro sutartis dėl paslaugų tiekimo, įsipareigotų mokėti darbuotojams atlyginimą ne mažesnį, negu nustato Lietuvos statistikos departamentas pagal konkrečios ekonominės veiklos klasifikatorių. Skatina dalyvauti ir konkuruoti įmonės dėl laimėjimo ne taupant darbuotojų atlyginimų sąskaitą, o atvirkščiai pateikiant šiuolaikiškesnius sprendimus arba geresnę įmonių vadybą. Ir tai be abejo skaidrina situaciją darbo rinkoje.